Tai ponas Vaclovai, koks tai yra būdas? Šitas būdas skaitomas šlapės būdas, naudojant ekvavatą. Šitas būdas yra naudojamas ypatingai naudingas ir naudojamas renovuojant senus pastatus. Kaip mes čia štai šalia ir stovime. Taip, kaip jūs matot, pastatas yra visiškai jau įvairūs plyšiai, labai daug nelygumų. Ir užpildant, kaip ir kitais atvejais, kada mes rodėm apie ekvavatą, užpildymas visų šitų plyšių būna 100%. Pilnumoje yra užpildomi. Vienas dalykas. Antras dar yra privalumas tas renovuojant medinis pastatas, kada yra naudojama ekvavata. Jo yra antiseptinis medžiagos. Tai nebūtina antiseptikuoti medinių paviršių papildomai. Medinių to ir padaryti naujai karkaso ir senos medienos. Pasinaikina kivarpos ir grybelinis lygos įsimetusius grybelis į medieną ir tą grybelį sunaikina. Ir šitas šlapės būdas ir yra naudojamas, pagrindinai, ne tik tais, sakykime, senų pastatų renovacijai, bet taip pat yra naudojama ir naujai statomų karkasinių namų apšiltinimui. Atkreipkite dėmesį, kiek yra senos konstrukcijos pastatyti įvairių plyšių. Tikrai, aš nenoriu sakyti, kad mineralinis ar polistirolas, termoizoliacinis medžiagas yra blogas. Visas yra geras, bet žiūrint, kur jas ir kada ir kaip yra naudojama. Šituo atveju, jeigu mes, pavyzdžiui, dėtumėm putų polistirolą, tas tikrai negalimas variantas ant medinių, apšiltinant medinis konstrukcijas, kadangi mediena turi kvėpuoti. Naudojant mineralinis vatas, vėl mes negalėtumėm išlyginti tų plyšių, vienas dalykas, liktų labai daug plyšių. Antras dalykas, naudojant plėvelės, ar ten garą izoliuojančius, ar ten, pagrindiniai, kada yra dedamas garą izoliuojančius plėvelės, irgi yra blogai mediniam konstrukcijom, kad neduoda kvėpuoti, duoda šutimą. Ir šituo atveju, kadangi ekvavata yra gimininga, tai yra medžio plauštas, tai yra celiuliozė gimininga medžiaga medienai. Ir plus, kaip minėjau, jo yra antiseptikai. Tai mediniam konstrukcijom ekvavata yra nepakeičiama medžiaga. Tiesiog tikrai nepakeičiama medžiaga. Ponas Kęstuti, kaip jūs vertinate kaip apšiltinimo medžiagą ekvavatą? Vertinu gal gerai, kadangi čia pradžia tik tai pasvaly antras objektas daromas. Yra ir šilumės savybės tos pačios kaip ir visų yra. Tai gal čia toks būdas seniem namam geras yra, kadangi ekvavata chemikalų turi dėl puvimo apsaugo tokį gal sandaresnį, nereikalingą vėjo izoliaciją. Ką jūs rekonstruojate šiuo metu Pumpėnuose Pasvalio rajone? Čia kultūros namai atgaivinime. Ten buvo senas pastatas, buvo kalba, ar jį griauti, ar ką nors rekonstruoti. Ir buvo, aišku, čia politikai vėl priėmė, kad reikia kažką bandyti daryti. Nuplėšėme, žiūrėjom, kiek papuvę buvo pataisimų, paskui atvažiuokit po kokių metų, bus gražus pastatas. Kodėl vis tik tai buvo pasirinkta ekvavata apšiltinti šios kultūros namus? Kitos priemonės reikia parinkti vėdinimo tarpus, kai vėdintųsi čia, o čia užklijuotos visas rasutas plyšius vadinasi ir jis nepus, kadangi yra chemikalų, kad sustabdo puvimą. Ir gal pigesnė, kadangi būdas toks lengvesnis. Ar su kitomis apšiltinimo medžiagomis būtų įmanoma taip operatyviai padaryti šį objektą? Gal ir būtų, bet gal net tai būtų efektyvu. Kadangi ant medžio skaitau, vis dėlto čia geriau yra šitas būdas. Taupom pinigus. Taigi, kokia bus gauta varža šį namą apšiltinus ekvavata ir kokio reikalinga storio naudoti, kiek reikėtų naudoti ekvavatos būtent šiame procese? Storis, apšiltinimas storis priklauso nuo to, kokias konstrukcijas yra apšiltinimas. Jeigu, pavyzdžiui, reikėtų akmenį, tai reikėtų žymiai storiau negu mediena. Storis yra pasirenkamas ir storį parenka projektuotojai, architektai. Šituo atveju yra gavos įvairūs storis, kadangi vienoje vietoje, kaip matot, yra siena pagal vertikalį buvo nelygi. Ir kada buvo išlyginama su karkasu, tai vienoje vietoje gavosi storiau, kitur ploniau. Ir vėl noriu pasakyti, kad šitokį karkasą, kuris yra
pagal vertikalį nevienodų storių užpildyti 100%, galim tik naudojant ekvavatą, nes kitos, pavyzdžiui, plokštėms paimkim ten mineralinį vatą ar putpolistirol, neįmanoma pereiti iš 5 ir į 7 ar iš 7 į 10 cm su perėjimais. O čia, kaip ir matot, užpildymas gaunasi pilnumoj, paviršius išlieka panašiai kaip putpolistirolas. Ir yra daugelis, kurie kelia klausimą, ar čia gal vėjas nupūs, kol apkalsim ten su lentutėm, nieko panašaus. Jie tiek pasidaro atspari, pavyzdžiui, Klaipėdoj buvo apšiltintas namas prieš tą uraganą, kai čia buvo. Tai celiulioziniai vatai, ekavatai nepakenkė jokie vėjai, neišpūti, neišplėšė. Ir kiek žinau, tai labai po to yra paprasta ir nesudėtinga tą namą sutvarkyti jo apdailą. Apdailą taip jau dabar nebereikia, ant šito karkas nereikia, difuzinį plėvelį nereikia ar pratraukim, tiesiai yra kalama, nesvarbu, kokį ten apdailinį medžiagą bus, ar plastikinis lentelis, ar medinis lentelis, ir tiesiai be jokių ventiliuojamųjų tarpelių.